žodžiu, mama su sūnumi vaikšto po parduotuvę, užeina į kailinių parduotuvę, galvojom, lapkritis, jau reikėtų kažką pasižiūrėti. Pradžiai gal tik pasižiūrėti, vis tiek brangu, žinai, keli tūkstančiai eurų, matuojasi vienus, kitus, visą kitą. Vaikas stovi, žinai, sako, mama, ko nori? Aš mokykloje girdėjau, kad jeigu moteris nešioja kailinius, tai yra labai blogai, nes yra labai stipriai kankinami ir labai kaip išnaudojami žvėris. Sūnau, niekada nedrįsk šnekėti apie savo tėvą taip. Geras. Kankinami žvėris. Anekdotas apie chemijos studentus. Chemikai nemiršta, chemikai tiesiog nustoja reaguoti. Jeigu žinome, iš chemijos viskas reaguoja. Vieni su kitais medžiagos reaguoja. Tėvas pasikviečia sūnų, sako, sėski sūnau, tau 6 metai, noriu pasikalbėti su tavim apie tai, čia mama liepia, žodžiu, iš kur atsiranda vaikai? Sūnus taip žiūri. Sako tėti, tai kaip čia dabar bus, sako, aš kai buvau 3 metų sužinojau, kad naminukas negyvena. Kai buvau 4, reiškia, aš sužinojau, kad nėra raganos. Kai buvau 5, supratau, kad kalėdų senio nėra. Dabar man 6 metai, tai tu, jeigu pasakysi, kad moteris su vyru nemiega, tai ko man tikėt? Geras. Subtilus. Kodėl pas plikus vyrus kišenės kiauros? Kodėl pliki vyrai turi kiauros kišenės? Nes jie irgi kartais tarp pirštų nori pajusti plaukus. Okay. Dar vienas apie kitų metų Seimo rinkimus. Sako, vieni norėdami parodyti patriotiškumą, pilietiškumą, kabinant automobilių trispalves, vėliavėles, dar naudoja įvairiausius simbolius. Tako, man atrodo, kad patriotiškiausia yra nuorūka į balsavimo urną. Labai geras anekdotas. Atsisveikindamas po darbo, direktorius visus vyrus bučiuodavo į lūpas, kad sužinotų, kuris padla vagia dizeliną.